Sveiki, kur buvo dėtas mano YouTube'ai, mano kanale, tos meškutės nepradėtos, tai va, baigta. Labai džiaugiuosi, kad 80 ten surinko, peržiūrėjau, dabar nežinau, nežiūrėjau kiek, o čia jau baigtas ir, kaip sakyti, galiu įvertinti labai sudėtingas šitas darbelis. Labai džiaugiuosi, kad ir žiūrite į mano pieštukinę. Tai grįžtam prie šito, labai tos meškutės meiliai atrodo. Čia nežinau, ar ten tas didelis patinas ar patelė. Nesvarbu, čia nei tema. Tai va, tai džiaugiuosi, kad žiūrit mano video, laikinat, kažkas palaikino. O prenumeruokit ir dalinkitės su žmonėm, kad keliu tokį video. Tai va, rankų darbas, ilgai darytas, praeitą penktadienį pradėjau, šį vakar pabaigiau. Tai va, pradėtas nu jo, 8 gruodžio 8, tai baigta 13 dieną gruodžio. Tai rašykit komentarus, laikinkit, ką manote apie šitą meškutę, jeigu norit daugiau tokių bus video. Pradėtas kitas video, gėlė tokia, pamatysit kitam video, kai bus padaryta. Tai va, tai žiūriu, labai smagu, kad mano video žiūrima, dar kitą pasikartosiu. Projektas šitas baigtas, dabar kitas projektas. Ir jeigu bus įdomu, kitą pradėsim dalyką su pieštukiniam, tai bus intriga, įkelsiu irgi. Tai vat, kaip sakyti, negalima sakyti, ką apie pieštukinę sakiau. Tai vat, nes yra kaip yra. Negalim, nes nebus įdomu žiūrėti kito video. Tai kaip smagu, prenumeruokit mano kanalą, rašykit komentarus, žmonės mūsų gerbimieji. Tai galit pasidalinti, kokius gerus tokius, gal žinot, kokie parduotuvė šituos daro. Nedaro, kaip sakyti, spalvinimo tą žodžių, gal suprasit iš mano kalbos, kas daro tokie, kur galim tokių paruoštukų pirkti, kad spalvint galima su skaičiais pagal spalvas. Tai va, tai norėčiau, kad visi žinotų, gal ir kažkas, jeigu darote, parašyti. Tai būtų įdomu ir kitokius darbelius pabandyti daryti. Kaip sakyt, nebandęs nežinosi, ar patiks ar nepatiks. Tai va, tai laukiu komentarų, laukiu jūsų dėmesio.